Labą dieną, mielosios mamos, šiandieną sveikinamas jau rugsėjį pusėjus, jau vaikučiai pradeda sugužėti į mokyklas, darželius ir tikrai yra tie iššūkiai ne tik tai vaikams adaptuotis prie naujo režimo mokymosi plano, kas į pradinės klases eina, visai viskas naujo, kas keičia galbūt mokyklą, kažkokie kitokie iššūkiai, kažkas abiturientai taps. Ir mes taip pat tėvai patiriame iššūkius, susidurdami su įvairiomis situacijomis ir mūsų dar užduotis yra ir padėti vaikams suvokti, susigaudyti ir adaptuotis. O be to dar ruduo savo iššūkius duoda, nuo tokio didžiulio tempo ir streso, aišku, organizmui tai nėra į naudą. O dar kai vaikai ne visą laiką pavalgo, išvis pavalgo, aš pagal praktiką žinau, kažkas pusryčių nevalgo, nesuspėja dėl to, kad reikia labai anksti išvažiuoti, arba išvis dažniausiai paaugliai nenori. Kažkas pietų nesuspėja pavalgyti, nes tikrai irgi žinau pagal dabartinius savo vaikus, tai pertrauka nesuspėja, tai eiliai nepastovėjo ir tai turi atsaką mūsų vaikų sveikatai. Tai tol, kol mes tokiam tempe esame ir po truputėlį tos situacijos gali užtrukti ir kenties vaikų sveikata, tai mes galime padėti savo vaikų sveikatas, maistinės, mitybinės medžiagas papildyti ir atstatyti. Mano rankose yra Transfer Factor for Life Kids and Teens. Aš šitą produktą žinau labai daugelį metų ir dabartiniams savo paaugliams sūnums, tai tikrai jį jau rugsėjį turiu savo rankose ir nepaleisim. Šitas produktas yra mokslininkų tikrai sukurtas pagal šiuolaikinių vaikų tą poreikį ir jame yra visas buteliukas trifaktoriaus formulytės. Mes vadinam trifaktorių kaip Norton antivirus programa, kai ateina ruduo ypatingai, tai apmoko vaiko imuninę sistemą greičiau reaguoti į virusus. Nelaukti, kol infekcija įsibujos ir prijungia visas ląsteles greičiau reaguoti į kovą. Tai visas šitas buteliukas yra čia, mes galime dar sutaupyti. Sutaupyti ir ta prasme, kad čia yra tokie vitaminai kaip D, kaip mineralai kalcis, kuris reikalingas labai augančiam vaikui, kaulų, visų sistemai, D iš viso. Ir žiemą ir vasarą reikėtų jį naudoti, nes eina ir kaip hormoniniai sistemai, ir kaip priešuždegiminė medžiaga, ne tik tai, ką mes įsivaizduojam, tik tai kaulom, raumenim, dantim, plaukam. Ir eina tokie vitaminai šitame buteliuke, ir kaip A, C, E, ir K, aišku, ką be neįsivaizduojamas prie vitamino B kad nebūtų. Taip pat visi B grupės vitaminai, kurie yra labai svarbus augančiam vaikui formuoti ir kraujotakos, ir nervinę sistemą, ir audinius, ir medžiagų apykaitai. Net tokio B3 vitamino yra biotino net 1000%. Šitas produktas Teens and Kids yra padarytas iš natūralių medžiagų. Todėl to 1000% nereikia įsigąsti ir tai yra nežymiai nauda augančiam vaikui. Nes mokslininkai tikrai sukūrė pagal šiuolaikinio augančio vaiko poreikius, kai yra didžiuliai deficitai šiuolaikiniams vaikams, atsižvelgiant į tai, ką aš kalbėjau ir dar daugiau savybių, ko mes negauname ir kokiuose sąlygose gyvename. Ir biotinas labai svarbus besiformuojančiai nerviniai sistemai, besiformuojančiam vaiko organizmui, kai jisai auga. Dalinasi ląstelės, medžiagos turi patekti į ląstelę ir biotinas padeda tom medžiagom patekti į ląstelę, kad jos apsirūpintų ir paskui pasidaugintų. Ir labai svarbu yra tai, kad dar yra ir tokie elementai kaip jodas. Išvis jodo trūkumas yra siaubingas mūsų gyvenimuose, mūsų mityboje, nes tiesiog jo tiek nėra, mes tiek negaunam, o vaiko organizme skydliaukės formavimui ir dirigentas. Tai yra be galo svarbus elementas. Eina mineralai tokie kaip manganas, molibdenas, varis, kurie yra be galo svarbus besiformuojančiai vaiko lytiniai funkcijai, ypatingai paaugliams tai yra labai aktualu. Ir paaugliai, kaip ir aš sakau, yra tokia sudėtinga amžiaus grupė ir mityboje sunku su jais susitarti, dažnas ir fast food'e pasėdi ten ilgiau. Ir mūsų tėvų įtaka, kad tu suvalgai kažkokį paruoštą namie maistą sveikesnį, kartais praeina pro šalį. Tačiau tuo laikotarpiu mes galime prisidėti, padaryti kažką tai, kol praeis tas periodas. Tai va, ir šitą produktą aš labai daug metų žinau ir jisai patiks ir mažesniems, ir didesniems, yra apelsinų skonio ir porą tabletyčių per dieną mes gausime papildomą paramą mūsų organizmui,
tomis medžiagomis, kurių mums neužtenka. Plius, aišku, transfer faktorius, tai yra unikali molekulytė, kuri rudeniui, žiemai yra labai svarbi, greitesnė reakcija į virusus. Kiekvienai mamai iš patirties daugiametės galiu rekomenduoti su visa formulė mūsų vaikų geresniai savijautai, tam iššūkiui, kurį mes išgyvename per mokslo metus.